Pramonės miestu kadais tituluotas Panevėžys seniai pamiršo tuos laikus. Apie gamybinius objektus šiandien dažniau kalba istorikai nei gamybininkai. Bet gebantieji skaityti žodžius iš grindinio akmenų, šulinio ritinių, plytų sienose nebejoja. Išties esame tik laikinai atėję pasaugoti daiktų. Kalbant, sakysime, apie tą pramoninį paveldą Panevėžio, kurio buvo nemažai ir pastaraisiais metais, reiškia, jis yra apnykęs, nes, sakykime, visi prisimena, turbūt, arba ne visi prisimena, daugiau žino, reiškia, Maksimos parduotuvė prie turgaus, reiškia, kurie atsirado nugriovus vieną iš pramoninio paveldo pastatų Panevėžio, tai buvusi malūną. Kitas, reiškia, pramoninio paveldo irgi objektas yra visiems žinomas Romantik viešbutis, kuris irgi yra įkurtas buvusiame malūne. Tai kalbant apie muilo fabriką, tai nėra toks senas statinys, reiškia, arba turintis ilgą kažkokią istoriją. Tai fabrikas yra atsiradęs 1933 metais, buvusios skerdyklos vietoje. Ir tada Lietuvoje tarpukario muilo fabrikai buvo Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Tai ilgainiui, reiškia, iki karo pradžios, reiškia, Panevėžio muilo fabrikas buvo kaip toks, sakykime, centrinis jau gamybinis vienetas. Muilu ir kitomis švaros priemonėmis Lietuvą aprūpinęs fabrikas, natūraliai išgyvenęs ir pakilimus, ir nuosmukius, visai neseniai buvo atsidūręs ant kritinės likti ar išnykti ribos. Pastato likimas sprendėsi 2008 metais, kada Panevėžio miesto savivaldybė pagimdė ketinimą šitoje vietoje užstatyti gyvenamosius namus. Buvo pateiktas siūlymas tada susirūpinti šio pramoninio paveldo išlikimo ir Kultūros paveldo departamento vertinimo taryba nusprendė įrašyti šį objektą į kultūros vertybių sąrašą. Tai nuo 2009 metų birželio 9 dienos šis objektas yra įrašytas į kultūros vertybių sąrašą kaip statinių kompleksas, reiškia, sudarytas iš 4 statinių. Tačiau toj pačioj teritorijoje yra ir daugiau statinių, nes plečiantis gamybai, reiškia, atsirado poreikis didesniam užstatymui. Ir šiai dienai tie visi statiniai yra naudojami būtent gamybiniam poreikiam tenkinti. Tai jeigu pažiūrėsim į tą pirmapradę būklę, tai yra išskirti būtent 4 statiniai, kurie yra atsiradę, sakykime, nuo 1933 metų ir jų, sakysim, architektūrinė išraiška nėra pakitusi. Patys įrengimai, kurie buvo autentiški ir baigti montuoti 1938 metais, jie buvo užsakyti ir atvežti iš Vokietijos, bet prasidėjus Antram pasauliniam karui, reiškia, vokiečiai patys tos įrenginius išmontavo ir įsivežė į Vokietiją. Tai, reiškia, pokaryje buvo jau įrenginiai kiti pastatyti, sovietiniai, reiškia, bet kadangi jie ypatingos vertės, reiškia, neturi istorinės kaip pramoninio objekto, tai šiuo metu jie bent jau nesaugomi. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinio padalinio vedėjas įsitikinęs. Klausimą dera formuluoti ne kodėl, dėl kokių išskirtinių savybių kultūros paveldo objektų paskelbtas konkrečiai muilo fabrikas. Būtina kalbėti apie paveldą ir jo išsaugojimo būtinumą apskritai. Tai daugiaplanis reikalas. Miesto istorinės raidos komponentai sudarė jo vystymosi pamatus. Šiuo atveju, sakykime, žvelgiant į Panevėžį, kuris, sakysim, iki
kokių 20 metų neįsiskyrė, reiškia, ypatingais kažkokiais pramoniniais objektais, kaip minėjau, reiškia, esminiai buvo kokie 5 malūnai, spirito fabrikas, tai likę pramoniniai statiniai arba tam tikros pramonės rūšys, reiškia, jau išsivystė tarpukario Lietuvoje. Tai manyčiau, kad būtent tas tarpukario laikotarpis yra svarbus miesto vystymuisi, kadangi jisai ir sukūrė tą, sakysim, vaizdą, kuris išliko iki mūsų dienų ir kurį turėtume prisiminti ir, reiškia, rodyti visiems, kad būtent tai yra būtent Panevėžio vystymosi etapas, ypač vertingas ir svarus, kuris padėjo pamatą pačio miesto plėtrai. Tai, sakykime, tarpukaryje atsiradę yra ir cukraus fabrikas, ir muilo fabrikas, ir dabar nebeveikiantis, reiškia, mėsos, nežinau, kaip kombinatas turbūt vadinasi, kuris čia, reiškia, piktino miesto gyventojus ilgą laiką savo kvapais. Bet tai, reiškia, buvo būtent tie pramoniniai objektai, kurie veikė, kurie suteikė darbo vietas ir sakysim, kurie tebeveikia kai kurie iki šiol. Tai iš tų jau, sakysim, mirusių objektų, tai yra spirito fabrikas ir būtent tie spirito fabriko sandėliai, kurie paskui virto konservų fabriku ir šiai dienai, reiškia, tas konservų fabrikas iš esmės stovi tik statiniai, jokios įrangos nieko ten nebėra ir laukia, kadagi naujieji savininkai pradės įgyvendinti savo projektus dėl pritaikymo šito objekto visuomenės poreikiam. Tai aš manau, kad būtent tas pramoninis paveldas, ypač kuris išsaugojo kažkokias senasias tradicijas, reiškia, gamybinės, tai yra svarbus būtent tuo, kad visuomenė žinotų, reiškia, kaip kai kurie daiktai yra gaminami, ypač jeigu, sakysim, veikiant yra senoji įranga. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys, reiškia, cukraus fabrikas yra šiai dienai jisai neveikia, bet yra palikta visa senoji įranga ir saugojami pastatai. Ir kaip šiandieniniai valdytojai sako, jie bet kada gali vėl iš naujo, reiškia, atnaujinti tą gamybą, būtent toj bazėj, iki kariniai bazėj, kur buvo, reiškia, cukraus fabrike sumontuota ir paleista pirmoji ta gamyba. Tai šiuo atveju turi muilo fabriką, kuris, reiškia, aš manau, kad ypatingų technologijų, reiškia, nėra pakeitęs ir, reiškia, ta pradinė veikla iš tikrųjų jinai yra vykdoma ir labai gerai, kad jinai vykdoma ir tęsia darbą ir gamybą. Tai yra ir ne tik darbo vietos, reiškia, bet juo labiau, kad, reiškia, šita gamyba šiandien yra susijusi ir su tam tikra istorija, reiškia, nes kaip teigia istorikai, reiškia, kurie tyrinėjo ypač ir tuos ekonominius procesus Lietuvoje, tai Panevėžio muilo fabriko atsiradimas lėmė ryškų atpigimą muilo visos produkcijos Lietuvoje, bent jau dvigubai, reiškia. Būtent tokie faktai Arūno Umbraso teigimu turėtų būti svarbus visuomeniai, kuriai ne tas pats, kaip šis miestas augo, kas buvo jo ekonominis pagrindas, kokia produkcija buvo gaminama, į kokias svečias šalis jį keliavo, nes be abejo vartota ne tik vietoje, bet eksportuota į užsienį. Išsaugojimas to kažkada buvusio turto ir šiandien, sakysim, naudojančio pagal tą pačią paskirtį yra be abejo svarbus, tenkinant, reiškia, ir sakysim, tą žinojimą ir istorinį, ir šiuo atveju technologinį, ir pramoninį. Tai manau, kad visą tai sudaro tam tikrą nacionalinio turto dalį. Reiškia, tai jeigu, sakysim, kitos šalis kūrėsi gausindamos ir kurdamos tą nacionalinį turtą, tai neišimtis yra ir Lietuva. Tai šiuo atveju manau, kad nereikėtų
visko griauti ir naikinti, reiškia, to sukurto turto, nes, kažin ar mes nuo to taptume turtingesni, nes tam, kad sukurti naują dalyką, vėl reikia dar didesnių sąnaudų. Tai šiuo atveju manyčiau, kad turėtume naudoti ir puoselėti, reiškia, tai, kas jau yra sukurta ir praėjusių kartų. Ir kaip matom, visa tai gali būti naudojama ir šiandien. Objekto apsaugos procedūros trukusios metus nei daug, nei mažai, statistiškai skaičiuojant, vertos išsamesnio paaiškinimo, kuris gali prasidėti taip. Kultūros paveldo apsaugą reglamentuoja įstatymas. Yra sudaromos ekspertų komisijos, kurios sprendžia, reiškia, dėl vertingumo, dėl poreikio, sakysim, išsaugoti vieną ar kitą objektą. Tai šiuo atveju lygiai taip pat buvo pasielgta, nes pats įstatymas formuluoja, reiškia, tokias normas, kad jeigu iškyla grėsmė paveldo objektui, reiškia, ir jis gali būti sunaikintas, ir jis yra svarbus, tada, reiškia, priimamas sprendimas, kad to naikinimo neįvyktų ir kad toks objektas būtų saugomas. Tai šiuo atveju, kada iškylo grėsmė, kad, reiškia, šitas objektas bus sunaikintas arba ketinama jį sunaikinti, buvo kreiptas į Kultūros paveldo departamento vertinimo tarybą, teikiant siūlymą spręsti dėl įrašymo šito objekto į kultūros vertybių registrą kaip vertingo pramoninio objekto. Tai vertinimo taryba surinkusi duomenis, išnagrinėjusi tą klausimą, reiškia, vis tik priėmė sprendimą, kad jis yra vertingas, reikšmingas ir turėtų būti saugomas. Viskas gerai, galime ramiai savo juokauti. Muilo reikia ir reikės. Gausiai. Deja, apie patį fabriką surinkta medžiaga skurdoka. Kadangi objektas nesenas, nei 100 metų nesulaukęs, amžininkai kviečiami aktyviau dalintis svarbius gamybos, prekybos ar kitus etapus lydėjusių įvykių prisiminimais. Šiuo atveju, kas yra susijęs su paveldosauga, reiškia, tai paveldosauga, aišku, palieka galimybę tyrinėti, rinkti tą medžiagą istorinę, reiškia, apie šitą objektą ir apie žmonės, kurie ten dirba. Tai niekam tikrai nėra uždrausta tą daryti. Ir jeigu tokia medžiaga, sakysim, būtų pateikta, be abejo, kad mes papildytume tuos duomenis, kurie yra šiandien kultūros vertybių registre, kadangi registras yra viešas, internetu pasiekiamas, tai visuomenė visa galėtų su tais duomenims susipažinti. Gintautas Dunaitis – vienas iš muilo fabriko direktorių, vadovavusių šiai įmoniai 1994–1999, kone sudėtingiausių šiai laiku. Iš 3 pamainų tuo laiku, kurios prieš tai dirbo, atėjęs radau vieną pamainą ir apie 100 tonų muilo sandėlyje. Ir praktiškai skolos biudžetui, sodrai, reiškia, ir visiems kitom organizacijom. Ir pirmas momentas, kuris svarbiausias buvo, tai atsikratyto viso balasto ir pradėti žengti į priekį. Pradėjom išparduoti tuos likučius, kurie buvo. Atitinkamai užsidirbom dalį pinigų, pradėjom atsiskaitinėti skolas. Gal, sakyčiau, ne tik tai mūsų pastangos, bet kažkas iš viršaus gal įtakojo, kad ištiesė tą pagalbos ranką, kadangi tai Baltarusijoje, tai Latvijoje sustodavo įmonės, reiškia, muilo fabrikai, ir mums atsiverdavo tokia galimybė realizuoti produkciją. Taip ir buvo. Išpardavus likučius, visi pajėgumai nukreipti gamybos vystymui. Be iššūkių neapsieita. Pagrindinė žaliava muilo gamyboje ir šiandien dieną, ir buvo anksčiau, tai lydyti jautienos taukai. Jūs gamino Lietuvos mėsos perdirbimo įmonės, bet kada mes pradėjom žengti truputį į priekį,
Aišku, tų riebalų pritrūko, kadangi jau įmonės pradėjo taip pat siaurinti savo gamybą, tai yra mėsos perdirbimo įmonės. Ir praktiškai mes supirkom poreikis riebalų atsirado, tapo per mažas. Mes buvom priversti ieškoti jau žaliavų svetur, tai yra užsienyje. Ir atitinkamai netgi tokie kuriozai buvo, kad teko važiuoti pas ekonomikos viceministrą, prašyti pagalbos, kad leistų paimti vadinamą tą valstybės rezervo, naudoti taukus tuos, ten apie 100 tonų buvo kažkiek tai. Irgi taip kažkaip tuo momentu neįprastas dalykas buvo, kadangi tai buvo nustatyta valstybės kaip neliečiamas ir karo metu leidžiamas naudoti. Mes šiuo atveju buvom priversti ieškoti iš visur, kur tik galima. Ir ačiū Dievui, kad jis taip protingai tada pamastė ir vis tik tai po keletos apsilankimų mes gavom tos riebalus valstybės rezervo ir sėkmingai panaudojom. Vėliau tapo akivaizdu. Lietuva privalo pamatyti, išgirsti, įsitikinti. Panevėžio muilo fabrikas gamina tokias naujienas, kokiomis negali puikuotis joks kitas. Kuriozinis toks atvejis, kada mes sukūrėm muilą su tulžimi ir kai mūsų tam tikri televizijoje veikėjai, kaip šiandien atsimenu Zakrauskas, užkabino mus, kaip čia yra, nesuprantamas dalykas, pas žmogų tulžys, o čia pasirodo Panevėžio muilas su tulžimi muilą gamina. Ir mes žingsnis po žingsnio, padedant mūsų visai komandai, o komanda daugmaž buvo iš senesnių darbuotojų, nors buvo pasikvietėm ir naujų. Ir mes pakankamai neblogai startavę, neblogai įsivažiavom. Tai yra, jeigu, kiek aš atsimenu, 94 metais, atėjus apyvarta metinė siekia apie 1,5 milijono litų, tai užbaigus savo tą kadenciją, 99 metais pradžioje, ta apyvarta siekė netoli 13 milijonų. Mes su savo komanda padarėme didelį darbą, sako buvęs Panevėžio muilo direktorius. Ir noriu, kad fabrikas išliktų ir toliau gyvuotų. Tai yra įmonė, kurioje ir šiandien dieną dirba ne po 10, ne po 20 metų darbuotojai. Tie, kurie atidavė savo paprasčiausiai gyvenimus. Ir manau, kad tai gal jų ir pirma, arba ten antra ir paskutinė darbovietė. Tai galų gale ir miesto prestižui taip pat didelis pliusas, kadangi tai yra 33 metų įmonė. Tokių įmonių Panevėžyje nedaug, vis tik tai skaitykim buvo, tai yra cukraus fabrikas, tai buvusi Sema arba spirito gamykla ir pieno kombinatas. Taip, muilas čia tebeverdamas. Toks fabrikas šiandien. O štai yra atsišaukta į Arūno Umbraso raginimą prisiminti, papasakoti, užrašyti. 1977. Gintautas Dunaitis. Dar ne direktorius. Tai įvyks žymiai vėliau. Dirbau linų kombinate, gavau pasiūlymą darbui ir su ta intencija, kad aš gausiu tam tikrą gyvenamą plotą. Jauna šeima, kūrėmės, sunku buvo žiūrėti ir tų gyvenimo sąlygų. Ir pradėjau dirbti vyriausiu mechaniku. Aišku, galbūt tai skambus pavadinimas, kadangi tarnyba buvo praktiškai susidėjo galbūt iš 2 žmonių ir reikalų daug. Linijos sumontuotos, sustatytos, parašai sudėti, derintojai išvažiavo, likimo valiai viskas palikta. Jeigu vienos technologinės linijos našumas per valandą turėjo būti 2 tonos, kiek pamenu, tai realiai
realiai, ką įspausdom, tai gal 200 kg. Stabilus gedimai. Aišku, savaime tai nebuvo nepriežiūros ar panašiai, tai buvo problemų tokių, kurių šiandieną, aišku, nėra. Netgi atsimenu tokį kuriozinį atvejį ir vieną dieną sulaukėm skambučio iš Maskvos, kad yra nereikalingas pakavimo automatas, italų gamybos, naujas, užkonservuotas. Savaime, aišku, mes susirengėm tada ilgą kelionę, jokių tralų ten didelių nebuvo nieko, tai yra tarybinė mašina, jie sėdom, nuvažiavom ir atitinkamai už lietuvišką, būsiu atviras, dešrytę, dar vieną kitą gėrimų butelį, mes išpešėm iš Svobodos įmonės naują pakavimo automatą. Ir įsivaizduokit, iki kokio kuriozo daėjo, kai mes išvažiavom ir praėjo kokią porą dienų, skambina Kazachstano tuo laiku buvęs partijos sekretorius, Kunajevas, atsimenu pavardę, skambina į CK tenai tuo laiku tuos partinės struktūras, kad kaip čia yra, mums reikalingas tas automatas, o jūs kažkur tai jį padėjot. Ir toliau įvedus į eksploataciją tą pakavimo automatą, praktiškai reikėjo pritaikyti ir medžiagas, tai yra etiketės, tai yra vyniojimo popierių, kuris atitiktų tuos standartus. Pas musgi Lietuvoje gamino kreivą, šleivą etiketę, kurią įdėjus atitinkamai stoja įrengimas stoja. Kadangi tai galutinė operacija, privaloma ir stoja visa gamyba. Ir dėl to iš tos visos mūsų gamybos tuo laiku, kuri turėjo per valandą 2 tonas gaminti, praktiškai 10 kart mažiau arba dar mažiau būtų. Na, o direktoriavimo metais, sako ponas Gintautas, daugiausia pastangų skyręs komercijai. Nors žinia, šioji be kokybiškos produkcijos nelabai įmanoma. Prastą produktą į rinką pateiksi pirmą ir paskutinį kartą. Taigi, kaip atrodo muilo fabrikas kitų kultūros paveldo objektų kontekste? Vertingumo skalėje, kokią padalą užsikariavęs? Ne, taip kalbėti nevalia. Aš į miestą žiūriu kažkaip būtent į tokį jo vystymąsi visą laikotarpį ir tada pamatai, reiškia, tą visą pradžią, kai tas Panevėžys prasidėjo nuo kelių šimtų gyventojų, kur buvo viena gatvė ir mediniai pastatai. Tai yra mūsų istorijos dalis ir būtent šituos akcentus reiktų kažkaip pažinti ir skirti, reiškia, nes tada atsiranda tas bendras suvokimas, reiškia, to miesto kaip, sakysim, gyvo organizmo, kuris iš tikrųjų jis pats nesistatė. Jis statė žmonės, reiškia, bendruomenę, kuri turėjo tam tikrus tikslus ir juos kažkaip įgyvendino. Ir iš tikrųjų, kad tai, ką sukūrė, sakysim, mūsų tėvai, seneliai, jiegi visą tai darė, žiūrėdami būtent į tą ateitį tos pačios valstybės ir tos pačios vietos bendruomenės, reiškia, kad jai užtikrint kažkokią ateitį ir kad ateitis būtų skaidresnė, švaresnė ir gražesnė. Tai manau, kad būtent ir tas paveldo saugojimo tikslas, reiškia, ir yra toks, kad parodyti, reiškia, ką ta mūsų praeities visuomenė, bendruomenė, reiškia, yra padarius tam, kad mes šiandien būtume turtingesni, labiau išprūsę. Gal vis dėlto pažiūrėkime ir vertinkim, gal visą tai, kas sukurta, yra iš tikrųjų gerai ir tai gali gyvuoti, nešti kažkokią bendrą naudą visuomeniai. Ir nereiks daryti papildomų išlaidų paprasčiausiai tam, kad vėl atkurtume, reiškia, tą, ką patys paskui naikino.